organizatoriai nepraranda entuziazmo ją toliau organizuoti. Taip pat džiaugiuosi, kad mūgė pritraukia vis daugiau mūsų tautiečių, taip pat ir jaunųjų Lietuvos piliečių. Ir aišku, labai smagu, kad mūgės organizatoriai siekia ir kilnių labdaros tikslų, padeda vaikams Lietuvoje, tiems, kurie yra labiau nuskriausti. Taigi dar kartą sveikinu ir ačiū labai už pakvietimą. Labą dieną, brangus tautiečiai. Su malonumu atvažiavau antrą kartą, jūs mane pakvietėt. Atvažiavau ne vienas, su komanda, stipria komanda. Štai tautinio paveldo atstovai su savo eksponatais, su savo dirbiniais. Jie, žinokit, Lietuvoje siaučia dabar kaziukų mūgės tokia šėlsmas, nes Vilniuje buvo praėjusį savaitgalį, Kaune šį savaitgalį, bet jie pasirinko jūs, sako, mes norim pas jūs. Tai tikrai reikia jiems už tai padėkoti. Ačiū visiems susirinkusiems, ačiū svečiams, ačiū amatininkams ir labai džiugu visus matyti šiandien čia. Dėkoju.